Akivaizdu, kad tada gynyba tikrai nebus mūsų prioritetas. Bet aišku, jis egzistuoja šalia kitų prioritetų. Labai trumpų porą remarkų. Tai reaguoti į pono Jeglinsko pasakymą prieš pastatymą visuotinį privalo šaukimo arba okupacijai, tai aš prieš pastatyčiau arba visuotinis privalomas šaukimas arba oro gynybos sistema, arba tankų įsigijimas, arba dronų kažkokios gamybos pajėgumų vystymas. Šitaip galim prieš pastatyti, puikiai suvokdami, kad prioritetų sąrašas yra pakankamai ilgas, o finansų turim tiek, kiek turim. Ir akivaizdu, kad dėl papildomų mokestinių priemonių kažkokių susitarti nepavyks, tai nepavyks. O ministrė pirmininkė dėl Suomių šaukimo, tai jūs labai teisingai pasakėt, kaip jie projektavo savo gynybos koncepciją, bet jie dabar jie visiškai keičia, tapę NATO nariais, mažina šauktinių skaičių ir maža... Tu tiesiog norėjau pasakyti, kad kai tu kolektyvinio gynybinio alianso... Nereaguosit, ponia Šimonytė, reaguosit, nekalbėkime kartu. Labai trumpai, kai mes jau tą pasieksim, tada galėsim visokius dalykus svarstyti, bet mums iki to dar labai toli. Sakinys. Kandidatas Gitanas Nausėda paaiškino, aš supratau, kad mes jau pasiruošę kariauti ir supratau, kad jau Lietuvos kariai bus siunčiami kovoti už Lietuvos laisvę. Gerai, nekalbėkit vienu metu, jūs pabaigėt sakinį, ar ką mes darom? Lietuvos laisvė šiuo metu yra ginama Ukrainoje, tai reiškia, ten kariai jau bus. Jokių karių ten nebus, bent šiuo metu apie tai niekas nekalba ir nereikia iškraipyti netgi tas idėjas, kurias prezidentas Makronas teikia. Dar vieną kartą kartoju, kad mes darome viską, kad karo nebūtų. Kad Lietuva būtų tokia stipri savo atgrasimu, kad niekam nesinorėtų testuoti mūsų tvirtybės kartu su mūsų sąjungininkais. Tai yra mūsų didysis privalumas ir ko pritrūko Ukrainai. Ir kodėl Rusija susiviliojo šitai avantūrai? Todėl, kad Ukraina nebuvo NATO narė. Gerai, ponia Nausėda, ačiū, ponia Žemaitaitė, ir eisime prie kito klausimo. Jo, labai trumpai, tai esmė reikia, kaip ir sakiau, investuoti ne į savanorių privalomą šaukimą, o į bendros visuomenės įtraukimą. Tai pono Žaliui replika, tai aš tik tai galiu jums atsakyti, kad jūs matau nežinote. Ukraina yra 700 000 medžiotojų ir karo pradžios metu, 22 metais, tai buvo pirmi žmonės, pirmieji, kurie turėjo ginklus ir stojo ginti Ukrainą. Tai buvo vieni iš pirmųjų rezervai traukti. Tai aš noriu pasakyti pačiam gerbiamasis, kad... Iškite į komendantūrą. Tai aš komendantūrą... Aš užsirašiau beje komendantūrą. Būkime pagarbus vieni kitiems. Gerai, pabaigiam vienas, medžiotojų jūs neįtraukite. Šiuo metu medžiotojų yra 83 000 Lietuvoje, kurių šeimos nariai yra pasiruošę ir gali būti. Viskas, ponia Žemaitaitė, jūsų laikas jau seniai baigėsi. Laikykime sutartų taisyklių. Eikime prie kito klausimo ir ponia Šimonytė, šį kartą nuo jūsų pradėkime. Kiek ir iš ko